Sveiki visi. Šiandien pabandysiu parodyti jums, kaip galima šiek tiek sutaupyti, perkant bent kelis bilietus Ryanair internetinėje svetainėje. Taigi, kaip jau tikriausiai pastebėjote, šiandien bandysime nusipirkti 4 bilietus iš Vilniaus į Londoną balandžio 10 dienai. Taigi, kaip tikriausiai ir dauguma iš jūsų elgtumėtės tokioje situacijoje, lygiai taip pat ir aš užpildžiau savo pageidavimus ryžių detalės. Na ir pažiūrėkime, kiek mums kainuotų šitie 4 bilietai iš Vilniaus į Londoną. Taigi, spaudžiam Book Now. Na ir kaip matote, norėdami juos įsigyti, mes turėtume sumokėti 688 litus už 4 bilietus, jeigu mokėsime debitinę kortelę. Na, o vienam žmogui jie atsieitų 172 litus. Taigi greičiausiai tokioje situacijoje dauguma iš mūsų spaustų continue mygtuką, nurodytų keliaujančių asmenų detalės, tai yra vardą, pavardę, pasirinktų arba atsisakytų tam tikrų paslaugų, na ir galiausiai susimokėtų savo bilietus. Deja, kartais, ne visą laiką, bet kartais tokiu atveju jūs permokėtumėte ir už savo bilietų sumokėtumėte šiek tiek daugiau, negu jie iš tikrųjų kainuoja. Taigi, ką aš rekomenduočiau daryti, tuomet, kai jūs perkate Ryanair svetainėje daugiau nei vieną aviabilietą. Na, pirmiausiai sugrįžkime į Ryanair pagrindinį puslapį. Na ir ką aš čia jums rekomenduočiau daryti tuomet, kai jūs ketinate įsigyti daugiau negu vieną bilietą, tai yra pirmiausiai ieškoti, kiek jūs dominantis skrydis kainuotų, jeigu jūs pirktumėt būtent vieną bilietą. Tai reiškia, kad keleivių grafoje jūs turėtumėt nurodyti vieną suaugusįjį. Na ir dabar pažiūrėkime, kiek tas pats skrydis mums kainuotų, jeigu mes pirktume būtent vieną bilietą. Vėlgi spaudžiame Book Now. Ir kaip matote dabar, tas pats skrydis iš Vilniaus į Londoną balandžio 10 dieną mums kainuotų 145 litus. Jeigu atsiminate, prieš tai, perkant 4 bilietus vienu kartu, mes už savo bilietą mokėtume 172 litus. Na, gera žinia yra dar ir tai, kad, kaip matote štai čianais, už 145 litus mes galime įsigyti net 3 iš 4 savo bilietų. Kadangi, kaip čia rašome, net 3 bilietai dar likę būtent šią kainą. Taigi, norėdami šiek tiek sutaupyti, mes vėlgi turėtume grįžti į Ryanair pirminį puslapį. Tai padarė keleivių grafoje pasirinkti 3 bilietus, kadangi būtent 3 bilietai yra likę už 145 litus, įsigyti šitus 3 bilietus, na ir kai tą padarysime, vėl grįžti į pirminį Ryanair puslapį ir įsigyti paskutinį 4 bilietą, tik tai šį kartą už 172 litus. Na ir pabaigai šiek tiek paskaičiuokime. Taigi, kaip tikriausiai atsiminat, perkant 4 bilietus vienu kartu, jūs už juos sumokėtumėt po 172 litus. Na ir viso jums tai kainuotų 688 litus. Jeigu bilietus pirktumėte būtent taip, kaip aš jums ką tik rekomendavau, jūs už savo bilietus sumokėtumėt 608 litus. Taigi, bendroje sumoje jūs taupytumėt 81 litą. Vėlgi, galbūt ši pinigų suma ne visiems atrodo labai patraukli, tačiau norint sutaupyti būtent šiuo atveju 81 litą, jūs sugaišite, nedaugiau negu 20 minučių. Tai yra tiek laiko, mano manimu, maksimum užtruksite, pirkdami savo bilietus per 2 kartus. Na ir vėlgi, sugaištumėt dar papildomus 15 minučių, kadangi atliekant šių bilietų registravimo procedūrą, tai yra online check-iną, jūs taip pat turėsite savo bilietus registruoti per 2 kartus. Taigi, pridėkime dar 15 minučių ir iš viso jūs sugaišite maksimum 35-40 minučių, na, o per tą laiką uždirbsite 81 litą, kurie vėlgi liks ne Ryanair kišenėje, bet jūs iškėje. Taigi, būtent tiek šį kartą norėjau jums papasakoti apie šį taupimo būdą. Na, o jeigu jis jums patiko ir jūs norėtumėte pamatyti daugiau variantų, kaip galima sutaupyti perkant savo aviabilietus Ryanair internetinė svetainė, tiesiog aplankykite svetainę 4travel.lt. Tenai rasite ir daugiau būdų, kurių pagalba, aš tikiuosi, jums pavyks sutaupyti, perkant savo kelionės bilietus. Taigi tiek, ačiū už dėmesį ir iki sekančių susiklausimų.